Labas, Kesas čia. Šiandien sekmadienis, šalta, apsiniaukę. Bet prieš išeinant balsuoti nusprendžiau pradėti rūkinimą. Ir šiandien rūkinsiu mentį, darysim pulporką. Ilgas procesas, nemažai valandų rūkinimo. Valandų 11 minučių dedu mėsą, dėsiu ją į šoną ir pradedu rūkinti. Vakar bandžiau išvažiuoti žvejoti, važiavau dieną, nuvažiavom į karjerus, kur visą laiką žvejodavau. Mano vieta buvo užimta, nors oras buvo prastas tuo metu, bet žvejys buvo. Ir šalia vieta buvo užimta, teko žvejoti visiškai vietoje, kur gylis yra baisinis ir dėja jisai beveik iki pat kranto yra toksai. Tai nieko nepagavau. Bandžiau daryti video, bet nieko nesigavo, nes du kartus buvau tik kamerą įjungęs pačioj pradžioj ir pačioj pabaigoje, nes nieko nevyko. Nuo 2 valandos berods. Tai bandau dabar bent jau po vieną video per savaitę nufilmuoti, kad turėčiau ką jums parodyti. Jau uždėjęs esu 20 minučių mėsą. Čia turiu apie 150 temperatūrą, čia pradžioj 200. Šiek tiek pakeičiau konfiguraciją. Apatinė ta folijos dalis, kuria uždėta, buvau pristūmęs prie pat krašto, prie pat ugnies atmušėjo. Tai gaudavosi, kad visi dūmai išeidavo ir kildavo tik per kraštą, tiesiai per kaminą išeidavo. Ir pasibėjau tą tik tai šiandien, kai dariau. Taip pačiu dūmo, tokio, kuris užsilaikytų viduje, kad mėsai skonį paduotų, būdavo ganėtinai nedaug. Šiandien pastūmiau toliau. Ir reikės pasižiūrėti, kaip dabar sekasi. Ta vieta, kur išpjau, be abejo, kadangi tai yra nepridengta niekaip, pradėjo rūdyti. Reikės nusipirkti dažų atsparių karščiui. Dar matau keliose vietose, kur buvo suvirinta šoko rūdis. Tai reikės tas vietas šiek tiek praeiti su rūdžiu surišėju gal, arba tiesiog su kokiu disku ir nupurkšti, dažyti. Padėklą šitą medinį 2 kartus liktais 2 kartus nutepiau aliejumi medienai. Vanduo kaip ir nesigeria į jį. Per pirmą savaitę, 3 dienas, kai turėjau, gavo viena dalis saulės, tai skilo. Nematau žalios tragedijos dėl to. Galiausiai, jeigu man jis nebepatiks šitas padėklas, aš jį paimsiu, pasikeisiu. Su mediena nesusipykęs, galiu dirbti su ją. Jeigu žiūrėt mano kanalą, tai žinot. Kol kas esu labai patenkintas. Džiaugiuosi. Vienintelį ko nesidžiaugiu, tai va šitais lėktuvais, kurie nusprendžia, kas 15 minučių reikia jiems persiparkuoti. Labai fainas garsas. 1,5 valandos praėjo nuo pradžios. Pasidariau čia vandens su braškių uogiene, mišinuką tokį. Prasiskiedžiu ir panaudosiu jį pašlaikstamai, rūkinimui. Vandens čia jau iš tikrųjų nedaug, reikės atsinešti dar įpilti. Buvome balsuoti, tai per tą laiką temperatūra ganėtinai nemažai nukrito. Sudegė nemažai malkų. Dabar iš lėto reikės pabandyti pakūrenti stipriau, kad vėl šiek tiek pakiltų. Maždaug 150 man tokia patinka temperatūra iš tikrųjų. Galima ir žemiau, bet tada ilgiau užtruks. Bet skaniau. Jeigu matosi, tenais labai stipriai pradėjo lyti.
Kol kas ugnis dega, nežinau, tikiuosi nereikės eiti per lietų žiūrėti ugnies. Jau praėjo apie 3 valandos, 3 su biškučiu nuo pradžios. Kas pusvalandį, kas 20 minučių atsidarau, papurškiu uogienės tos mišinius su vandeniu. Dabar dar apverčiau. Po biškutį pradėsim matuoti jau temperatūras vidaus. Na, bandysim kažkur apie 90 laipsnių pasiekti, nes plėšti kiaulienai reikia, kad iš esmės ištirpintų visą riebalą, visas jungiamasis medžiagas, kad lengvai išsiardytų. Žiūrėsim, kaip čia dabar gausis. 64-65 laipsniai mėsos viduje, įdėjau termometrus. Dabar stebėsim. Na, norėčiau, kad būtų kokia 70 laipsnių, bent jau vidus, kad galėčiau jau vynioti. Ganėtinai nemažai pakilo vidaus temperatūra, tai pridariau šiek tiek dureles. Pasiruošiau čia indą, į kurį dėsiu. Turiu apelsino čia supjaušiau, turiu svogūnų, morkų, česnakų, na ir turiu tos pačios uogienės vandens mišinio. Bus naudojamas kaip skystis. Tai mėsą dėsiu būtent į šitą indą, uždarysiu aliuminio foliją, uždengsiu visą ir dar taip parūkinsim, kol bent jau pasieks 90 temperatūrą viduje. 100 būtų visai šaunu, bet jau labai nekaitinsiu, išlėtų po biškutį. Vidus pasiekė jau 70 laipsnių. Dedu į indą. Pilu į apačią, kiek čia dar buvo likę skysčių. Čia dar buvau susimaišęs. Termometrą palieku įkištą, kitas termometras tiesiog viduje ir man dabar reikia labai gražiai suniaukti. Na ir dabar tokį visą dedu vidų. Beveik 3 valandos dabar yra, tai 11 pradėjau, 4 valandas maždaug kūrenau. Dabar, kad ugnis čia nebūtų beprotiškai didelė, vis tiek nereikia, pridarysiu štai šitą pusiau, tai paliksiu pravirą, pusiau uždarą ir stebėsiu, kad vidaus temperatūra nebūtų labai baisiai aukšta. Pirmasis termometras dabar rodo čia 200, antrasis rodo 150 laipsnių. 96 laipsnių temperatūros pasiekta. Jeigu išeis pasent man dabar jie, tegu pabūna čia. Šitas visas gėris. O iš šito viso gėrio darysim padažą. Blenderiuoju visas daržovės likusios ir dabar jas su tos kyšių buvusių dar šiek tiek paverdu padažui padaryti. Tai va. Gal dar čiut norėtųsi, bet pakankamai jau minkšta man jinai atrodo. Dabar tik tai supjausiusiu, sumaišysiu su padažu. Na ir gražus. Gražus dūmas žiedas pasidaręs, visas kraštas raudonas, persiteikęs dūmas, perėjęs į mėsą.
Gal druskos biškutį reikėtų, bet prisigėt nesunku. Jeigu patinka tokie video, paspauskite like, paspauskite subscribe mygtuką. Dedu video kiekvieną antradienį, beveik kiekvieną antradienį. Šiandien tiek, ate.